Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Labas, brangus klausytojų, ir vėl ketvirtadienis, bet šiandien radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą bus šiek tiek kitokio formato. Šiandien mes kalbėsime apie Dievo apsaugą, kaip Viešpats veikia skirtingų žmonių gyvenimuose. Jūs iš pirmų lūpų išgirsite apie Dievo meilę ir jo šlovę iš 3 skirtingose šalyse gyvenančių žmonių. Laidos svečiai tai Lietuvoje kelis kartus koncertavusios krikščioniško šokių muzikos grupės Crossfire dainininkas Josh iš Didžiosios Britanijos, pastorius Aleksandras iš Ukrainos ir Vilnietė Giedra. Visų jų gyvenimuose buvo kritinės situacijos ir jie visi tose atrodytų beviltiškose situacijose šaukėsi Jėzaus vardo. Ir kas nuostabiausia, kad Viešpats išgirdo visas maldas, atėjo ir apsaugojo juos. Atverkite savo širdis ir išgirskite tikras gyvenimo istorijas, kuriuose ryškiai matoma Dievo apsauga. O dabar paklausykime nuostabios Jason Upton giesmės Glory Come Down. Tegul Viešpaties šlovė pripildo tą vietą, kurioje jūs dabar esate. Father, listen to our earnest prayer. Jesus prayed it years ago, that the glory you had given him, we would somehow come to know. So make us one according to your plan. As in heaven it will be. Fill us with the truth and righteousness. You desire the world to see. Let your glory and honor fall on our face. Holy Father, rest in this place. The church is sick in need of God alone, and people, we must seek his face. If we'll turn from our unrighteousness, he'll forgive our evil ways. So may the eyes of God be on us here. Lord, revive us by your grace. And Holy Spirit, be forever near. Saturate us in this place. Let your glory and honor fall on our face. Holy Father, rest in this place. The fire fall, let the wind blow, let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down. Let
the fire fall, let the wind blow, let the glory come down, come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down, glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down, glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down, glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down, yeah. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory come down. Let the fire fall, let the wind blow, let the glory of God come down, yeah. Let your glory and honor fall on our face. Holy Father, rest in this place. XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Hello, my name is Josh, and I'm a rapper from the Christian rap hip-hop band Crossfire, and I'm going to tell you my story. Sveiki, mano vardas yra Joshas ir aš esu iš krikščioniškos repo hip-hopo grupės Crossfire ir aš jums noriu papasakoti savo istoriją. I was brought up in a Christian family. My dad is a pastor. Aš gimiau krikščioniškoje šeimoje, mano tėtis yra pastorius. So I knew Jesus from a very young age. Taigi aš žinau Jėzų nuo labai mažų dienų. But when I was 9 years old, me and my family moved out to Nigeria. Bet kai aš buvau 9 metų amžiaus, mūsų šeima nukeliavo į Nigeriją. My family was serving as missionaries out there. Mūsų šeima buvo kaip misionieriai toje šalyje. And something happened when I was very young that really defined my faith. Ir kažkas įvyko, kai aš buvau jaunas, kažkas tikrai palietė mano tikėjimą. As you may or may not know, Nigeria is now quite a violent country. It's quite a dangerous place to live. Ir nežinau, ar jūs girdėjote ar ne, bet Nigerija yra pakankamai pavojinga šalis. There's a lot of violence, there's a lot of fighting, and on one particular occasion, me and my family found ourselves at the heart of a war zone. Nes ten yra labai daug smurto, yra kovojama ir mūsų šeima tuo metu gyveno tokioje karo zonoje. The Christians and the Muslims there were fighting and many people were killed. Krikščionys ir musulmonai jie kariavo ir daug žmonių žuvo. And me and my family found ourselves trapped. We couldn't get out, we couldn't walk down the road, we couldn't escape. Mūsų šeima buvo tiesiog įstrigę kažkokioje vietovėje ir mes negalėjome iš tenais ištrūkti. There were people running around with machetes, there were tanks and machine guns. Žmonės važiavo su tankais, mečetėmis ir įvairiais ginklais. As you can imagine, being just 9 years old, I was terrified. Ir kaip jūs galite įsivaizduoti, kad būdamas 9 metų amžiaus, aš tiesiog buvau persigandęs. But I decided to pray to God. Bet aš nusprendžiau melstis Dievui. And at the age of 9, Ir būdamas 9 metų, I really needed to see that God was real for myself. aš tikrai norėjau išvysti, kad Dievas yra gyvas, įsitikinti tuo. And so I prayed, God, if you are real, if you are who you say you are, Ir aš meldžiausi Dieve, jeigu tu esi tikras, jeigu tu esi tai, ką tu sakai, kad esi, you need to rescue me and my family because we have no way of escaping. tu turi išgelbėti mūsų šeimą, nes mes neturime kelio, kaip iš čia ištrūkti. I can remember one evening my whole family were camped together in one room. Aš atsimenu vieną vakarą mūsų šeima susirinko viename kambaryje, visi drauge. We could hear gunshots maybe 20 meters from the house. Mes girdėjome, kaip šaudo ginklai maždaug 20 metrų nuo namų atstumu. And we didn't know if we'd make it to the morning. Ir mes nežinojome, ar mes išliksime gyvi iki ryto. But God was faithful and he answered my prayer. Bet Dievas yra ištikimas ir jis atsakė mano maldą. He sent members from the army to come and rescue me and my family in armored vehicles.
Jis atsiuntė žmonės iš armijos, kad išlaisvintų mane ir mano šeimą. As we drove out of the town, we got to see the destruction that we'd lived through. Ir kai mes važiavome iš miesto, mes matėme, kaip yra suniokota viskas aplinkui, kur mes buvome. Houses were burnt, cars were smashed, and there were bodies on the side of the road. Mašinos buvo susprogdintos, namai sugriauti ir lavonai gulėjo ant žemės. At this point, I realized that I owed God my life. Ir tuo metu aš suvokiau, kad Dievas, jisai išgelbėjo mano gyvybę. I knew that he was who he said he was, that he'd saved me. Aš žinau, kad jisai buvo tai, kas jisai sako, kad yra, ir jisai išgelbėjo mane. And so from that day forward, I gave him my life, and I realized I needed to tell everybody else about him. Ir nuo tada, kai jisai suvokiau, kad išgelbėjo mano gyvenimą, aš suvokiau, kad turiu visiems pasakoti apie tai, kas jisai yra. And that's why I do what I do today, because I believe that Jesus has set me free and he loves me so much. Ir tai aš darau šiandieną dėl to, nes žinau, kad Jėzus jisai mane išlaisvino ir jisai mane myli labai ir dėl to aš noriu visiems apie tai papasakoti. And if you're listening to this, I encourage you to find out more about Jesus. Ir jeigu jūs klausote tai, aš jūs drąsinu susirasti kažką ir pasižinoti daugiau apie Jėzų. Because he's got a plan for your life so beyond anything you could ever dream or imagine. Nes jisai turi planą jūsų gyvenimui netgi daugiau negu jūs galėjote įsivaizduoti ar svajoti. Cause you see me from the start of the lap. I'm back, I'm running this race, I'm giving away everything I've ever known, and I'ma do whatever it takes. Forever remain Jesus the Savior, I rate ya, and I won't stop till you're running the place. You're the famous one, outrageous one. You should be the one up on the stage as one. So I give you my life till the race is run. Cause you so love the world that you gave your son. Now I know how deep, how wide is the love of the Father in Jesus Christ. I don't know what else to say, so I'm blowing out the wind cause you blew me away. It's amazing how you saved my life. You're my lifesaver, saver, saver. It's amazing how you saved my life. You're my lifesaver, saver, saver. 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 Yeah, I'm only kidding myself, be the kid in myself. Is living within a shell, imprisonment in the wealth. Is in there within me dwells, and really you need help. Love is in my prison cell. Whenever I consider all in my life, I realize I'm a sinner, and how can I ignore the price when your figure hangs in my mind? Every die to deliver man. Lord, you made us in your image, our relationship with our Creator is so better grace in it. So love amazing, this is the way to live. I give you praise, I'm in. I know I fail a lot, and I throw it in your face, oh God. But I'm sorry, I'm a change, I'll stop, cause you paid the cost. Saved my life and gave me the cross. It's amazing how you saved my life. You're my lifesaver, saver, saver. It's amazing how you saved my life. You're my lifesaver, saver, saver. 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 You're my lifesaver, saver, 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 saver. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą.
Sveiki, aš esu Giedra, man yra 18 metų ir aš norėčiau papasakoti apie Dievo apsaugą savo gyvenime. Kai man įvyko vienas įvykis, aš supratau, kad Dievo apsauga visą laiką yra šalia manęs ir kad jis yra greta ir tiesiog laukia ir nori man padėti. Ir supratau, kad jis veikia iš karto, jis nieko neatidėlioja ir jis iškart nori padėti. Tiesiog, kai buvau 8-okė, važiavau iš mokyklos, tai buvo apie 14 valandą dienos ir tiesiog įsėdau į 27 autobusą ir važiavau, atsisėdau gale ir man paskambino mama ir aš įsitraukiau telefoną ir pradėjau su ją kalbėti ir aš pastebėjau, kad priešais mane sėdi du tokie jaunuoliai, daug kas pasakytų, kad jie, kaip nelabai geros išvaizdos, marozai, forsai, kažkas panašaus ir vienas iš jų man keistai kažkaip nusišypsojo, bet aš šitai nelabai kreipiau dėmesio. Pakalbėjau su mama, padėjau ragelį ir ėjau prie išėjimo. Kai išlipau iš autobuso, tiesiog ėjau savo maršrutu, per daug apie nieką negalvodama. Užkilau laiptais, bet prieš tai buvau dar truputį atsisukus ir pastebėjau, kad tie du jaunuoliai, gal jiem apie 23 metus, kažkas tokio, seka, kaip ir eina paskui, bet atsilieka kokiu, nežinau, kokiais 20 metrų, kažkas tokio. Ir aš užlipau laiptais, pasukau į kairę ir tuo keliu, kur ėjau, niekas negalėjo manęs matyti. Realiai po kairę pusę buvo trobelė ir joje mažas langelis ir tai užtrauktas užuolaida, o kitoj kelio pusėje buvo tiesiog miškas. Ir aš pradėjau eit, buvo tokia šlapia rudeniška diena, balos visos, žodžiu, buvo viskas purvina. Ir aš einu ir aš girdžiu, kad už manęs teška balos. Ir aš supratau, kad jie bėga į mane ir galvoju taip, ir aš taip sustau, galvoju. Užmerkiau akis ir pagalvojau, dabar man šakės, dabar jau viskas, tikrai. Ir ką, jie mane griebė iš už nugaros ir visai vartė mane ir norėjo, jie kadangi pamatė, kad aš įsidėjau telefoną į kuprinę, tuo metu tas telefonas visai buvo geras, tai tiesiog jie norėjo išimti tą telefoną ir viskas, kas ten brangaus buvo. Ir jie mane vartė ant žemės ir aš prisiminiau vieną dalyką, kurį girdėjau kažkada per televizorių, kad reikia labai garsiai šaukti. Ir aš šaukiau ir ta prasme nieko neįvyko, aš tiesiog šaukiau, jie mane vartė, o aš tiesiog apsikabinau save rankom, kad jie negalėtų nuimti kuprinės. Ir aš tiesiog pradėjau šauktis Dievo, sakau, Jėzau, pradėjau taip garsiai šaukti, nes aš nebeturėjau kitos išeities, aš nebeturėjau vilties ir man atrodo, kad tai niekada nesibaigs. Ir aš taip atsimenu tą momentą, kaip aš žiūriu į žemę ir taip pagalvoju, Dieve, ką tu dėl manęs dabar galėtum padaryti, pačiuo momentu, ką? Ir aš pakėliau savo akis į dangų ir staiga toks labai paradoksalus reiškinys. Aš nuo žemės žiūriu, o ten bobutė su grėbliu ir pradeda daužyti tuos jaunuolius. Ir aš buvau tiesiog apstulbus, nes jie patys vos nukrito ant žemės, ten viską susirinko, ką ten turėjo ir bėgo ten iš ten. Jie nieko iš manęs nepavogė ir aš tiesiog apstulbus sėdėjau ant žemės, po to atsikėliau ir pradėjau verkti apsikabinus tą močiutę, kuri tai padarė. Ir iš tikrųjų aš buvau tokiam dideliam šokė ir tokioj, nežinau, ir kartu tokioj ramybei. Ir šiaip ėjau namo visa tokia pritrenkta, priblokšta. Ir po to atėjo Velykos ir aš aplankiau tą močiutę. Atnešiau jai ten kavos, šokoladą. Ir jinai man papasakojo įdomų dalyką. Jinai sako, kai tu ėjai, aš mačiau tave. Ir man buvo širdį toks, eik į gryčią, pasiimk grėblį. Pasiimk tiesiog. Ir tada sako, kai aš jau išgirdau šauksmus, aš supratau, kam tas grėblys. Ir sako, aš net nepagalvojus, nuėjau ten. Ir kai visa tai pasibaigė, aš supratau, kad Dievas taip mane myli ir tiesiog ir taip nuostabiai apsaugojo tą jo malonę, jo didybę, tiesiog siekia dangų. Ir dar buvo, kai visa tai pasibaigė, ateidavo dar ta baimė, kad mane
dar gali užpulti ir aš daug kartų eidavau net ne dienos metu, nakties, vidurnakčio metu, bet gavau tokį tiesiog Dievo atsakymą, kad aš daugiau niekada nebūsiu užpulta ir man nieko nereikia bijoti. Wonder with an axe to grind. Another 2-bit politician peddling lies. Another 3-ring circus society. What this world needs is not another sign-waving super saint that's better than you. Another ear-pleasing candy man afraid of the truth. Another prophet in an almighty suit. What this world needs is a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love them in their time of need, a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love. That's what this world needs. What this world needs is for us to care more about the inside than the outside. If we become so blind that we can't see, God's gotta change our heart before he changes our shirt. What this world needs is for us to stop hiding behind our relevance, blending in so well that people can't see the difference, and it's the difference that sets the world free. What this world needs is a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love them in their time of need, a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love. That's what this world needs. People aren't confused by the gospel. They're confused by us. Jesus is the only way to God, but we are not the only way to Jesus. This world doesn't need my tie, my hoodie. My denomination or my translation of the Bible. They just need Jesus. We can be passionate about what we believe, But we can't strap ourselves to the gospel. because we're slowing it down. Jesus is going to save the world, but maybe the best thing we can do It's just get out of the way. What this world needs is a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love them in their time of need, a savior who will rescue, a spirit who will lead, a father who will love. That's what this world needs. Jesus is our savior. That's what this world needs. Father's arms around you. That's what this world needs. That's what this world needs. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą.
Здравствуйте, меня зовут Александр, я пастор церкви «Новое поколение» в городе Вильнюсе. Sveiki, mano vardas yra Aleksandras, aš esu bažnyčios naujoji karta pastorius Vilniaus mieste. Я хотел бы сегодня засвидетельствовать о охране, о защите Божьей. Šiandieną norėčiau paliudyti apie Dievo apsaugą savo gyvenime. Это свидетельство, оно очень изменило мою жизнь и отношение к моему Богу. Šitas liudijimas labai pakeitė mano gyvenimą ir mano požiūrį į mano Dievą. Я работал на угольной шахте. Aš dirbau anglių šachtoje. То есть это опускаешься на 400 метров под землю. Tai yra nusileidė 400 metrų po žemę. Вот. Работа там была очень тяжелой. Darbas ten buvo labai sunkus. Так, если коснуться чуть-чуть моей прошлой жизни. Jeigu prisilieksite šiek tiek prie mano praeito gyvenimo. Бог меня освободил еще от наркозависимости. Dievas išlaisvino mane iš priklausomybės nuo narkotinių medžiagų. И так как в шахте я работал, я мог работать только или под допингом, или когда я покаялся верующим. Ir šachtoje aš galėjau dirbti tik tai arba po dopingu, arba po to, kai aš jau buvau įtikėjęs. Другие люди, которые трезвые, приходили, они работали максимум месяц, они уходили, не могли работать. Kiti žmonės, kurie ateidavo ir bandydavo dirbti blaivus, jie pradirdavo mėnesį ir ilgiau niekaip neištempdavo. Но Бог давал силы работать и показывать еще пример. Bet Dievas davė jėgų dirbti ir dar rodyti pavyzdį kitiems. Вот. И так я работал в шахте, ходил в церковь, молился Богу, и однажды в моей жизни наступил такой момент. Ir taigi aš dirbau šachtoje, meldžiausi Dievui, vaikščiojau į bažnyčią ir mano gyvenime vieną dieną nutiko toks įvykis. Мне стало тяжело верить. Man tapo sunku tikėti. То есть я ощущал в своей жизни, что Бог вроде и близко, а вроде и далеко. Aš taip jaučiau, kad mano gyvenime tarytum Dievas lyg ir arti, bet ir yra toli. Бывало так, что вообще не хотелось молиться, потому что казалось, что ответов на молитву нету. Būdavo taip, kad netgi nesinorėdavo melstis, nes atsakymų jų nebūdavo. И однажды на очередном служении, на собрании, была такая проповедь. Ir vieną sykį per vieną tarnavimą buvo toksai pamokslas. И как раз это была тема, которая касалась моей жизни, моего сердца в тот момент. Ir tai buvo kaip tik tokia tema, kuri lietė mano širdį tuo momentu. Тема была кризис веры. Tema buvo tikėjimo krizė. Пастор сказал, если ты в таком положении сейчас, Pastorius pasakė, jeigu tu esi tokioje situacijoje dabar, то прими решение сделать какой-то шаг веры. tai tiesiog priimk sprendimą žengti tikėjimo žingsnį. И он сказал, пойди в пост на 3 дня. Ir jis pasakė, eik į pasninką 3 dienoms. Я, конечно, духом принял это. Aš žinoma dvasia tai priėmiau. Но моя плоть сразу вспомнила, что я работаю на шахте. Bet mano kūnas iš karto prisiminė, kad aš dirbu И šachtoje. там очень тяжело, если ты не ешь. Ir ten yra labai sunku, jeigu tu nevalgai. Но я так был по такому помазанию, что я все равно сказал соседу. Bet aš buvau tokiam patepime ir tiesiog pasakiau kaimynui. И я принял решение пойти в пост на 3 дня. Ir aš priėmiau sprendimą eiti į pasninką 3 dienoms. Как помню, как сейчас, на 3-й день Ir kaip dabar pamenu, 3-ąją dieną был обычный рабочий день. buvo įprastinė darbo diena. Вот. Но когда я входил в пост, я еще просил у Бога: Господь, покажи мне свою славу. Bet prieš tai, kai aš įdinėjau į pasninką, aš prašiau, Dieve, parodyk man savo šlovę. Я так и молился: Господь, где ты? Aš taip primeldžiausi, Dieve, kur tu? И как сегодня помню, это было в 12:30. Ir kaip dabar pamenu, tai buvo 12:30. И в один момент я понял, Ir vieną momentą aš supratau, что, было такое ощущение, buvo toksai pojūtis, что меня по спине очень сильно кто-то сзади ударил. kad per nugarą kažkas mane labai stipriai trenkė. И все начало сыпаться, все начало рушиться. Ir viskas pradėjo drebėti, viskas pradėjo birėti, В ушах стало звенеть. ausyse pradėjo zvimbti. Я потом понял, что произошел взрыв газметана. Ir aš po to supratau, kad įvyko metano dujų sprogimas. Это все произошло где-то за 2-3 секунды. Ir viskas tai įvyko per 2-3 sekundės. Конечно, приходили разные мысли.
Žinoma, ateidavo įvairiausios mintys, что вот, доработался на шахте, kad va, prisidirbai šitai šachtoje. говорил отец, Sakė tau tėvas, не ходи. neik. И потом ко мне пришла такая мысль, Ir po to man atėjo tokia mintis, что мне нужно дышать. kad man reikia kvėpuoti, А дышать было невозможно, o kvėpuoti buvo neįmanoma, потому что принцип, то есть воздух сгорал вместе с метаном. nes oras sudegė kartu su metanu, Осталась только угольная гарь. o liko tik tai anglių kažkokios liekanos. И я сделал первый вдох. Ir aš padariau pirmą įkvėpimą. И эта гарь попала глубоко мне в легкие. Ir šitos dulkės jos pateko labai giliai į mano plaučius. И пришла такая дурная, скажем, мысль. Ir atėjo tokia kvaila mintis. Я сейчас буду задыхаться. Aš dabar pradėsiu uždusti. Ну, люди называют этот момент «увидел смерть». Žmonės šitą momentą vadina pamatė mirtį. Но в этот момент я вспомнил, Bet šitą momentą aš prisiminiau. я услышал свой дух Aš išgirdau savo и dvasią слова Духа Святого. ir šventosios dvasios žodžius. Я даже вспомнил, что я верующий. Aš netgi prisiminiau, kad aš esu tikintysis. Я услышал слова из Библии Римлянам 10:13. Aš išgirdau žodžius iš Biblijos, Romiečiams 10:13. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Я раньше понимал эти слова, что человек призовет имя Божье Aš anksčiau to žodžius suprasdavau taip, kad jeigu žmogus šauksis viešpatės vardo, и попадет на небеса к Отцу, к Иисусу. pateks į dangų pas tėvą, pas Jėzų. Но в этот момент я понял эти слова так, что я могу призвать сейчас имя Божье. Bet tą momentą aš supratau tai, kad aš dabar galiu šauktis viešpatės vardo. И я начал просто кричать «Иисус, помоги!». Ir aš tiesiog pradėjau šaukti Jėzau padėk. Я не знаю, как я дышал. Aš nežinau, kaip aš kvėpavau. Я этого не помню. Aš to neatsimenu. Но просто мои уста просто изрекали имя Иисуса. Bet mano lūpas tiesiog jo šaukėsi Jėzaus vardą. У меня нашлись силы. Ir pas mane atsirado jėgos. Нашел сразу свет. Iš karto atsirado šviesa. Потому что когда произошел этот ударная волна, Nes kai praėjo ta smūginė banga, то все то, что было на мне, оно послетало. tuo metu viskas, kas buvo ant manęs, tiesiog nuskrido į šonus. То есть любой спасатель, любой свет, его, я не знал, где оно. Bet kokia gelbėjimosi priemonė, bet kokio lempo jos nebuvo, aš nežinau, kur jos yra. Но после того, как я начал провозглашать «Иисус, помоги», Bet po to, kai aš pradėjau šaukti Jėzau padėk, я нашел свет. aš suraždau šviesą. Я помог своему коллеге. Aš padėjau savo kolegai. Он был в шоке, то есть он был в панике. Jisai buvo šokė, jisai buvo panikoje. Мне пришлось на него накричать, чтобы он успокоился. Man reikėjo jam sušaukti, kad jisai Я nusiramintų. взял его за руку, Aš paėmiau jį už rankos и мы пошли на выход. ir mes ėjome link išėjimo. Мы передвигались практически на ощупь. Mes tiesiog ėjome apgraibomis. Мы нашли свои самоспасатели. Mes suradome savo kvėpavimo kaukės. Это мы могли дышать. Mes galėjome kvėpuoti. Заметил еще момент, что не было никакой паники. Ir pastebėjau tokį dalyką, kad nebuvo jokios panikos. Я просто ощущал присутствие Божье, Aš tiesiog jaučiau Dievo buvimą, что все будет хорошо. kad viskas bus gerai. Потому что другие мои коллеги, Nes kiti mano kolegos, они были по пояс без одежды. jie dirbo be aprangos. И ихняя кожа, она просто вся сгорела. Ir jų oda tiesiog visas sudegė. У меня также была шея сгоревшая. Mano kaklas irgi buvo apdegęs. Мы не дождались спасателей и пошли, повели этих людей. Mes nesulaukėme gelbėtojų ir tiesiog pradėjome vesti tos žmonės. Когда мы шли, то я ощущал сильные боли в шее. Kada aš ėjau, aš tiesiog jaučiau labai didelį skausmą savo kakle. От ожогов. Tai buvo nuo nudegimų. Но мне опять пришло слово от Бога, когда один человек молодой работал в аэропорту. Ir man vėl atėjo žodis iš Dievo, kuomet vienas jaunuolis dirbo aerouoste. И ему отрубило нос винтом от самолета. Ir kai jam nukirto nosį su lėktuvo sraigtu, И он, не дождавшись скорой помощи, ir jisai nesulaukęs greitosios pagalbos,
Он взял свой нос в руку, Jisai paėmė savo nosį į ranką и он начал провозглашать: ранами Иисуса Христа я исцелен. ir jisai pradėjo skelbti: Jėzaus Kristaus žaizdomis aš išgydytas. И он это делал до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Ir jisai darė iki tol, kol neatvažiavo greitoji pagalba. И когда скорая помощь убрала его руку, Ir kada greitoji pagalba patraukė jo ranką, отмыли от крови его нос, nuplovė nuo kraujo jo nosį, то там даже не было шрама. ten netgi nebuvo žymės. Господь его исцелил. Viešpats jį išgydė. Это так впало в мое сердце, Tai taip giliai krito į mano širdį. что когда мы šли на поверхность, Ir tuomet, kai mes išeidinėjom į paviršių, я постоянно молился за свою шею, возложив руку на нее. aš visuomet meldžiausi už savo kaklą, uždėjęs ranką ant jo. И когда я уже очутился на поверхности, то Ir kai aš atsiradau paviršiuje, врачи проверили меня, у меня только были множественные ссадины на спине. ir tuomet daktarai mane patikrino ir pas mane buvo kažkokie tik tai sutrenkimai ant nugaros. На шее у меня даже никакого шрамчика не было. Ant mano kaklo nebuvo nei jokio randelio. Знаете, я увидел, что Бог настолько рядом. Žinote, aš pamačiau, kad Dievas yra taip šalia. И это слово вообще всякий, кто призовет имя Господне. Ir tas žodis, kad kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, В какую бы ситуацию мы ни попали бы, į kokią situaciją mes, jeigu nepakliūtumėm, я понимаю, что Господь все равно рядом. aš suprantu, kad Dievas vis tiek yra И šalia. иногда мы просто этого не замечаем. Kartais mes tiesiog to nepastebime. Для нас это как повседневная жизнь. Mums tai yra tarsi kasdieninis gyvenimas. То, что Бог сделал, для меня это просто перевернуло всю мою жизнь. Tai, ką viešpats padarė, tiesiog apvertė visą mano gyvenimą. Я просто посвятил свою жизнь теперь по-новому Богу. Aš tiesiog pašvenčiau iš naujo savo gyvenimą Dievui. Когда я видел, когда люди страдали, Kai aš mačiau, kaip žmonės kenčia, которые попали также в взрыв, но они были неверующие, kurie taipogi pateko į tą sprogimą, bet jie buvo netikintys. я знал, что я здесь, что Бог хочет и им помочь. Aš žinau, kad aš tam čianais esu, kad Dievas ir jiems padėtų. Бог может и их защитить. Dievas gali ir juos apsaugoti. И слава Богу, то есть мы молились за них, Ir šlovė Dievui, mes meldėmės už juos. никто из них не умер. Niekas iš jų nemirė. Некоторые даже сегодня в церкви. Kai kurie netgi šiandien yra bažnyčioje. Вот такое свидетельство о славе, о защите Божьей в моей жизни. Štai toksai liudijimas apie Dievo šlovę ir apsaugą mano gyvenime. Let me drink from the living water, bringing life to my very core. In the midst of my desperation, Jesus. When I'm dry, running on empty, flow your streams of life through me. You're the life-giving water, Jesus. Come, come, come to the river. You are the living water, wash me clean.
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Iš tikrųjų nuostabus liudijimai. Tiek Džošo, tiek Aleksandro, tiek Giedros istorija yra ypatingos. O ypatingos tuo, kad juose visose veikia Dievas. Mes matome visose juose Dievo apsaugą ir jo pažadų išsipildymą tikinčiam žmogui. Ir aš norėčiau paskaityti dabar 91 psalmę, kurioje mes galime aiškiai matyti tuos Dievo apsaugos pažadus tikinčiajam. Tas, kuris gyvena aukščiausioje globoje, visagalio šešėlyje pasilieka, sako viešpačiui, tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu. Jis ištrauks tave iš medžiotojo kilpos, iš pražūtingo maro. Jis pridengs tave savo plunksnomis, po jos sparnais rasi savo prieglaudą. Didysis skydas ir šarvas yra jo tiesa. Tau nereikės bijoti nakties baisumų, nei strėlių švilpinčių dieną. Nebaugins tavęs patamsijas slankijos maras, nei vidudienį siaučiantis sunaikinimas. Tavo pašonėje kris 1000 ir 10 000 tavo dešinėje, bet tai nepriartės prie tavęs. Tu savo akimis tai stebėsi ir matysi nedorėlių atlyginimą, nes tu pasidarai viešpatį savo priebėgą, aukščiausiai savo buveinę. Tau neatsitiks nieko pikto ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės. Jis įsakys savo angelams saugoti tave visuose keliuose. Ant rankų jie nešios tave, kad neužsigautum kojos į akmenį. Tu mindžiosi liūtą ir gyvatę, sutrypsi jauniklį liūtą ir slibiną. Kadangi jis pamilo mane, aš išlaisvinsiu jį ir apginsiu, nes jis mano vardą pažįsta. Jis šauksis manęs ir aš jam atsakysiu. Būsiu su juo varge, išlaisvinsiu jį ir pagerbsiu. Ilgu gyvenimu pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą. Iš tikrųjų nuostabi psalmė ir mes matome paskutinėse eilutėse Dievo pažadus, kad jis, tai yra Dievas, saugos mus, tuos, kurie pamilome jį. Jis išlaisvins mus ir apgins, nes mes pažįstame jo vardą. Jeigu mes šauksime, jis mums atsakys, jis bus su mumis varge, išlaisvins mus ir pagerbs. Jis ilgų gyvenimų mus pasotins ir parodys mums savo išgelbėjimą. Ir iš tiesų, mes matome šių pažadų išsipildymą tiek Aleksandro, tiek Džošo, tiek Giedros gyvenimuose. Jų istorijose jie šaukėsi Jėzaus vardo ir jis juos apgynė, nes jie jo vardą pažįsta. Ar šiandieną tu pažįsti Jėzaus vardą? Ar jis tau tiesiog yra vienas iš daugelio vardų? Ar tu pažįsti jį kaip savo viešpatį ir savo gelbėtoją? Ar tu jį pakvietei į savo širdį? Ar Jėzus yra tavo gyvenimo viešpats? Jeigu tu savo gyvenime dar nepadarai šio sprendimo, žinok, kad tai yra pats svarbiausias gyvenimo sprendimas. Tai sprendimas, kuris turi amžinybės perspektyvą. Tai sprendimas, kuris gali pakeisti tavo gyvenimą ne tik šiandien, bet ir nuo to priklauso tavo ateitis. Ir jeigu tu šiandieną nori matyti Dievo apsaugą savo gyvenime, tu turi pasidaryti viešpatį savąją priebėgą, aukščiausiai savo buveinę. Tuomet tau neatsitiks nieko pikto ir jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės, nes Dievo angelai saugos tave visuose tavo keliuose. Pakviesk Jėzų į savo širdį, pakviesk jį į savo gyvenimą ir tu matysi jo nuostabius darbus kiekvieną dieną, nuo ryto iki vakaro. Šios dienos radio laida jau baigėsi ir aš dėkoju jums, kad klausėtės, bei primenu, kad radio laidų archyvą galite rasti tinklapyje www.dievovaikai.lt arba YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą.
Prisijunkite prie mūsų kuriamos radio laidos socialinėme tinkle Facebook bei YouTube kanale ir dalinkitės radio laidų įrašais su savo draugais, giminaičiais, bendradarbiais bei kaimynais. Visos kūrybinės grupės vardu nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad palaikote radio laidų kūrimą savo maldomis bei finansinėmis aukomis. Mums tai yra labai brangu, nes be Jūsų ši radio laida nebūtų įmanoma. Sakau Jums, iki susitikimo kitą ketvirtadienį 19 val. O radio laidos kartojimo klausykitės naujų laikų, sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti. Sudie.